Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ooh. Du, 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 du. Nu ką, sveiki draugai, pagaliau sulaukėt mano video, ne? Nu ką, kaip galvojat, kur mes dabar artėjom? O teisingai, į savo naujus namus. Žodžiu, tai va, chebra, ilgai lauktas mano, na, neilgai lauktas, bet, nu, realiai jo, kaip ir, taip ir ne, bet nenorėjau šitą savo, neišduot savo planų, viską, bet taip, kad būtų intriga, tai kaip sakant, chebra viskas savo namuose. Nu ką, biškai padarysim tokį review. Bus mūsų pati didžiausia misija. Būtų kaip ir tuščias, skyrus virtuvę. Teks pavargt chebra ir viską susipirkt, nu, bet, ką žinau, čia užtruks laiko ir aišku, chebra, bus kontento. Kursiu video apie savo, kaip mes įsikūrinėjam, kaip statysim, suksim, vyniosim baldus, kaip jas apsistatysim, plus dar žadu grįžti į Lietuvą, pasimt savo likusiųjų baldų, savo teliką, savo, aišku, patį pagrindinį savo brangiausią aparatą, kompiuterį, su kuriuo, kaip be jo bus gyvenimas liūdnas. Nu, aišku, aš turiu laptopą, bet kompas yra kompas, stalas, kėdė bus, sakant, mūsų liuks. Tai va, kaip ir pradedam, kaip sakant, nuo kampo. Čia kaip ir miegamojo kampas bus, bet aišku, čia dar, jo, ko dar nepaminėjau, dar nėra, net ten net nėra. Tai kaip ir lentas. Susisukinėsim. Nu, tai čia dabar kol kas mano čia bardakas, nes dabar kaip ir vakar viską susivežėm, kaip sakant, viską susidėjom. Čia mano darbo drabužė kol kas, čia įliekų drabužius pasidėjau, čia mano darbo kuprinė. Kas tai geriausia, mes tai turim chebra balkoną ir mes gyvename visai neblogam aukšte. Žiūrėkit, chebra, kaip mes geroje vietoje, parduotuvę, kažkur nusileisi. Tada į tą pusę einant kažkur apie kilometrą, nu gal mažiau, gal sakyčiau, nu, minus jo, ten traukinys. Tada ten kažkiek tai 100 metrų paeit kebabinė ant vietos. Kaip ir čia visai, nu, aišku, dienam kaip ir triukšminga bus, bet kol kas idealiausia čia mano vieta. Čia dar turim, čia turim kaimyną, čia kuris irgi ten rūko stalą turi, tai kaip ir, bet kol kas jau, ką žinau, antrą dieną jau, kaip aš jo dar negirdėjau. Ir aišku, dar 6 aukštas, kaip sakant, aukštoko. Jeigu, žinai, tipo atsibos gyvent, galėsi nudžiampint. Šiaip tai balkonas tai erdvus. Čia vasaros tai bus galima kažką susigalvot, dasipirčiau kokį staliuką kokį nors, pačilint karštą dieną, kokius ten blogus ar ką ten atsisėdus padaryt. Taip, tada. Aišku, čia viena kambarė, toks kaip studio tipas ir čia va. Čia mano čiužinys, ant kurio mes miegojam, miegmaišis. Ir virtuvė. Aišku, čia dar nieko dar nėra.
Nu, aš va kaip ir susipirkau vakar jau pirmą jau maistą ruošiau, podai mano. Čia miškelį, čia mini indų pasiėmiau dar, nusipirkau, čia dar šiek tiek vafliai ten. Nu čia dar taip minimaliai, čia dar nesuorganizuotai, bet čia man dėčias, viršūnės. Kaitlentė čia tipo 2 zonų, nieko ypatingo labai, bet jo čia per akis vienam. Nu, kriauklė, tai ką žinau, tokia. Dar turiu dar mini fridžą. Čia biškelį tokį minimum maistą mes turim, bet tai mes kaip ir vis tiek mes pirksim normalą šaldytuvą, tai čia jis toksai kaip ir bus, gal sakyčiau, gėrimams daugiau. Čia tokia tuvė. Samti šitas. Nu ką, biškelį čia kiek šaukštų nusipirkom, šaukštų žakučių peilių, medinių, čia atsarginiai raktai. Ir einam patį svarbiausią, parodysim karaliaus sostą. O Toro tokia vonia minimalistinė. Čia reiks, aišku, čia čia trūksta veidrodžio, tada čia visokių dar čia, kad pasikabinimų, tai aš galvoju, kad tas, kur limpančias, o ne gręžtai. Kažkaip tai žinai, vėliau nesinori, kad čia gręž, po to ten užtaisinėt ant tas skylės, tai žodžiu, galvoju. Nu čia taip va, čia, kaip sakant, minimum. Ką tai pirmą tai įdėjau, tai šitą sostą, ant ko mes sėdėsim. Tai va, nu, čia kaip būtų šilčiau vonioje, jeigu paspaudi tą virvelę, va, pirmą šilumą, antrą ir čia jau trečia, jau čia turi kaitinti jau aфиgenai. Taip pala. O jau šilumą jau eina jau. Blema, čia greitai užkaitina. Gerai, čia kol kas išjungiam. Nereikia, kad man elektros varytų. Tai va, kaip sakant, pradėsim. Šiandien pirksim lovą, gal šaldytuvą, skalbenkę, žiūrėsim, kas pareis per kiek dienų, tada susidėsim šitą. Po biškelį įsikursim. Gal sakysi, gal hebra, tai jeigu tu čia jau įsikursiu savo namus, ten tą kambarį, ten tą bla bla bla. Kaip su streamais? Laikas pasakys hebra. Jeigu viskas tvarkoja, kai jau įsikursiu ir turėsiu gigabitinį internetą, tai čia kaip ir turėtų būti plus aфиgenai, nes mes, dėl ko mes įmam dar butą, nes mes pasiliksim Vokietijoje, kaip ir perėsim į direktą, kur mes dirbam ir bent minimum planuoju bent jau 2 metus, o kaip vėliau bus, nežinau, o gal dar ir pasitiks. Tai gal dar liksim dar kokių, ką žinau, gal grubiai iki 5 metų, kas ten žino, who knows, kaip čia gali būti. Tai vat, ką daugiau, nusimatys daug darbo ir ypač kelionė į Lietuvą, pasiimt savo mašiną ir parsivest savo daiktus, tai čia kaip ir nusimato daug veiksmo, kaip ir aplankysim savo giminaičius. Tiesa, dar aš ko nepaminėjau, kiek man atsieis vieną kambario nuomą Vokietijoje, jeigu daug kas tikriausiai paklaus, visai nedaug. Nuoma su mokesčiais, tas tipo šildymas vanduo, karštas vanduo, viskas sumavus, tai 315 ir 9 centai. Plius dar reikia atskirą elektros tiekėją susirast, kuris mus aptarnaus. Tai pasiėmiau tai kaip ir vieną planą, kurį mokėsiu apie šiam 4 mėnesį, tai čia kažkas apie
2000 į metus, tai gaunasi apie 167 kažkas, taip suapvalinus kilovatvalandžių per mėnesį, tai, su mano streamais, ruošimais, viską, tikėkime, to užteks, nes aš kaip ir būdavo visaip, kaip ir Lietuvoje, kaip ir veikdamas mažai privarydavau, manau, gal ir tik sakyčiau. Tai va, tai kaip ir, aš žinau, tiek ir žinių. O mes ką, tu dar padarysim trikojo unboxingą dar. Ir pasižiūrėsim, ar jisai buvo vertas pinigų ir aišku, ar jisai man palengvins blogų darymą. Tai kaip ir, ką, hebra, einam pasiemam peilį. Kaip ir visai neblogas dalykas, su kuriuo mes čia galėsim laisvai filmuoti. Pavyzdžiui, tą trikojį padėsim kažkur, tai, ką žinau, kur čia bus vidas, per centrą kambarį su AI trackingu. Tu gali belė kur vaikščiot 360 laipsnių ir tave jisai sekios. Ir tu galėsi normaliai daryti blogus ar kažką, nes jisai tavęs nepames. Taip. Ką mes turim komplektą, ne čia. Adapteris telefonui. Palaikyklis, kad... Ką žinau, mano tai tikrai netilps. Ką žinau, tai jis toksai... Sakyčiau, bevertis, jeigu tau tas telefonas mažas yra. O mano telefonas yra nemažas. Aišku, jisai kaip ir... Tai dar jisai keičiamas dar yra, tai gali nusisukti ir jį išmesti. Ok, gal ir nepeiksim tada. Na taip. Krapšys. Nešiojamas, kad jie eksploatuotų. Nežiūrim, kas dar komplektavo. Jisai kaip ir verčiasi. Jeigu nori kamerą, gali taip pastatyti. O šitas, čia kas tai, nežinau, kiek čia yra, 10 mm, bet tai kažkas tokio. Gerai, šitą šoną. Kas dar iš komplektą eina. Rankena. Tikriausiai, kad prisisuks, su kuria tipo galėsiu vairuoti savo trikojį. Ir kas šitas komplektas. Tai tikiausiai čia. Trys kojytės. Daugiau kaip ir komplekte nieko nėra. Dar buvo komplekte. Čia kitas adapteris, čia kuris tikriausiai gal srėgių bus kitokio. Greičiausiai. Figasi. Čia dar žiūrėk, dar heva, dar glūšiukas dar yra, kuris toksai žalias.
kuris rodo, ar tavo trikojis yra tiesiai. Ir mano grindys dar, ir jeigu tiesiai. Ai, palauk. O jo, tu pasižiūrė. Hoba. Čia pritvirtinėjau. Gal ir prikolnas dalykas. Kaip dabar čia man paaiškinkit? Čia tipo rankinis? Tikriausiai gal nešotų. Pasimtų. Tikriausiai gal kad rankiną. Pasimtų ir kad perkelt. Bats. Kaip pastatėjai. Nu ką, pabandom kažką surinkt. Taip. O dabar man klausimas, kaip aš dabar tą prisivyniausiu, tą klausimus. Jau supratau, tai čia va yra tokios kaip ir. Čia va yra tokios kaip ir apačioj sukt, jeigu reikia, o ne patį aplinkui vyniot, kad, aš žinau, užsukinėtų, žodžiu. Gerai, tai sakant, suvyniojam, susukrumpus. Kojas. Senai šito trikojo norėjau nusipirkti. Bet aišku, mes dar kaip ir nelabai mes čia dar su tais blogais mes dar užsiminėdavom. Ir nelabai mes šitą dar YouTube, kaip sakant, kurdavom video. Laikai keičias, žmonės keičias. Ir interesai, ir pomėgiai keičias. Volia. Kažką surinkom savom rankom. Kaip dabar? Tai čia jau paspaudytos. Bet tada reikia juos ir užfiksuot, nes žodžiu, hebra visai. Ką žinau, pabandom prisuk. Ne, pirmai dar turim rast, kur tas prisisuka. Turi prisisukt. Ir man atrodo, aš jau žinau, kur jisai turi prisisukt. Biškį nepersistengt. Nes kaip ir plastikas hebra, ne? Mes galime netyčia ir netgi sliauzdyti. Aš žinau, kaip yra. Ir va šitą, kaip minėjau, iš apačios ją suki ir suvaršt. Dar tai pabandžiu, dar užsifiksuoju dar. Ką žinau. Nusukinėjom savo tą trikojį, trikojį ostovo iš apačios ir pribandom mes jį, labai sunku nuimti, ir pabandom mes jį užsidėt.
Ką, ir viskas. Kaip sakant, žmogaus lygio trackingą įjungiam. Ir voila. Žiūrėk, hebra. Ir mūsų AI trackingas. Ir seka. Gerai, čia biškį reikia gazdinti. O tai mano subscriberiai pabėgs. Ir dabar, kur aš beeičiau. Ir mane AI trackingas. Ir seka. Užtenka būt per vidurį padėti. Ir jisai mane seka. Ir aišku, man palengvins daryti blogus. Tai va, tai hebra, tai tiek, sakyčiau, toksai kaip ir mini unboxingas. Reikia peilį pasidėtų, ne? Ir tas, kai trackingas dingsta iš akių, jis pameta tą trackingą, bet kai mes grįžtam vėl į kadrą atgal, taip turi būti. Taip, kad mes grįžtame atgal, alio, kad tu mane dabar nesekė. Techniniai nesklandumai, hebra. Nes kaip turėtų pagal viską, aš kai dingstu, pameta ir aš grįžtu, oba. Man dabar suveikia. Ir turi mane kaip ir sekt. Tai va, hebrytė, mano nauji namai. Tai žiūrėsim, kaip mums seksis įrenginėti mūsų butą. Darysiu blogus. Aišku, ten kokį tenas. Diena to, ar ano. Tai va, jeigu patiko šitas video, paspausk like. Ir jeigu esi naujas, nepamiršk paspausk subscribe. Ten kažkur nežinau ten. O jeigu norėsit pasičiatint gyvai pakalbėti su manim, tai žodžiu užeisit, pafolinsit kiek streamų kanalą, pasičiatinsim gyvai. Ir jeigu neturi akaunto to paskyros, tai susikuri, paspaudi follow, galėsit hebra pasičiatinti, nes neduoda interaction, tipo bendrauti su video kūrėjų, streamerius, tai va, tiek žinių tai. Ir vakar visiems, peace hebra, šautų.